Sveiki sugrįžę į podcastą Kirnius laiškai iš ateities. Sveikinuosi nuo ežero ir čia taip gera truputį pabūti. Tai buvo kurį laiką tarpas po paskutinės dalies, nes puikiai suprantu, kad 2 valandų podcastas, kurį mes turėjome apie senas sielas, apie visatos dalykus, tai tam reikia laiko. Jeigu aš jūs užbelčiau kasdien po valandą arba 2 valandas turinio, kada jūs tai spėtumėt paklausyti ir be to, kada aš spėčiau pasidžiaugti vasarą ar ties savo dalykais, ties kuriais dirbu viduje. Tai grįžtu po pertraukėlės ir 17 epizode kalbėsim šį kartą apie tikrai paprastus dalykus. Noriu, kad kai kurios laidos būtų paprastos, lengvai suvirškinamos ir temos būtų irgi žemiškos. Tai šiandien kalbėsim apie dėkingumą kitiems, meilę kitiems ir truputį apie meilę savo, nes tą temą dažniausiai paliesdavom, ane? Tai gal pradėsiu nuo tos dalies, kur mažiausiai turiu ką papasakoti, bet tai yra įdomus posūkis, nes aš tiek daug laidose kalbėdavau apie meilę savo ir kaip kartais būname apleidę save ir įkrentam į gelbėto vaidmenis ar aukos sindromą ar kažkokius kitus dalykus ir pamirštame, kad laukiame tarsi kažkas kitas mus išgelbės, kažkas kitas mus mylės, tada mes pasijausim geriau, bet užmirštam, kad mes patys galime atsigręžti į meilę savo ir surasti, kaip galime save mylėti geresniais būdais. Be abejo, nekenkiant kitiems, neaukojant kitų tam tikrą prasme, tiesiog ieškant to balanso ir harmonijos, taip kaip gamtoje, taip ir visur kitur santykiuose. Tai praėjusiu mėnesiu turėjau vieną klientą, kurio istorija iš pat pradžių atrodė, kad yra apie sveikatą, apie panikos atakas ir panašiai. Ir nebūčiau įspėjęs, kad ta tema užveš šiek tiek ir apie meilės temą, meilę kitiems. Labai netikėtas man buvo kampas. Bet kadangi jau paminėjau panikos atakas, tai galiu pasakyti, kad panikos atakos labai dažnu atveju yra tai, kai mūsų intuicija, mūsų aukštesnysis aš, mūsų širdis, nežinau kaip norit vadinkit, bet bando mums pasakyti, kad reikalingas pokytis, labai reikalingas pokytis, didelis pokytis ir to pokyčio reikia dabar, ne kada nors. Ir panikos ataka tai atrodo kaip tarsi šaukimas iš vidaus, kad iš tikrųjų tu manęs negirdi, tu visiškai manęs negirdi, ar aš galiu tave papurtyti, pažadinti, atsibusk, išgirsk mane, kodėl tu ignoruoji, kodėl susigalvoji savo gyvenimo istorijų, kažkokių pateisinimų, kažkokių kitų dalykų, kad tik nesikeistum, o galbūt bijai ateities, nes jinai neužtikrinta ir dėl to nenori išeiti iš komforto zonos, kokia ta komforto zona toksiška bebūtų, ne? Tai čia užsiminiau apie panikos atakas, bet iš esmės tai per hipnozę mes galime išspręsti ir surasti bet kurią sveikatos priežastį ir kartais be abejo tai nebūtinai yra greitas pataisimas, kartais tai būna namų darbai, kuriuos klientas yra iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, įpareigotas netinka, turi galimybę pasirinkti, spręsti arba ne. Ir šitoj vietoj sakyčiau, kad tai yra panašiai kaip su sporto klubu. Kartais mes ateidami į sporto klubą arba pro šalį pravažiuodami mes matome kažką, kas yra labai gražiai pasportavęs, gal netgi ten matosi 6 kvadratukai ant pilvo ar kažkokie kiti dalykai, ne, kurių mes pavydim, kaip norėtume atrodyti. Labai dažnai mes pervertiname savo galimybės greitai pasiekti rezultatą. Mums atrodo, jeigu aš nueičiau į vieną treniruotę su trenerius ir man parodytų, kaip teisingai sportuoti, išeičiau aš irgi su tais kvadratukais iš sporto klubo. Žinote, kad truputį šaržuoju, turbūt nei vienas negalvojame, kad po dienos taip atsitiks, bet ir po mėnesio kartais taip neatsitinka. Ir aš manau, kad dalis mūsų pasiduoda per anksti ir galvoja, kad pakeisiu trenerį, pakeisiu sporto klubą, dar kažką pakeisiu, tada bus rezultatai. Bet iš tikrųjų labai dažnai reikia nuoseklaus darbo ir siekti tų tikslų ir atrasti tvarų siekimo būdą, kuris iš tikrųjų užsilaikytų ilgai, gal nebūtų taip greitai pasiektas, bet jisai išliktų ilgam. Ir tai yra daug svarbiau, kad tai keistų mūsų gyvenimą, mūsų įpročius ir kaip mes valgom, kaip judam, kaip sportuojam, kaip darom kitus dalykus, negu pasiekti greito rezultato, tada kelias dienas, tarkim, jaučiamės galbūt gerai ir po to vėl grįžtam į tai, kas buvo,
Žinau, kad turit savo gyvenime pavyzdžių. Kažkas norėjo labai greitai gal numesti svorį, tas svoris grįžo. Kažkas norėjo galbūt greitai užsiauginti raumenį, po to vėl apleido discipliną ir labai greit grįžo į ten, kaip atrodė prieš tai ir atrodytų, kad tarsi veltui iššvaistytas laikas sporto klube, nes kur tas ilgalaikis rezultatas. Tai turbūt apie tai. Grįžtu į mūsų pagrindinės temas, tai apie meilę kitiems. Tai praėjusio mėnesio kliento istorija buvo labai įdomus dalykas, kad jisai tarsi save guodė ir sakė, kad man užtenka ryšio su antra pusė, man užtenka mano merginos, man nereikia draugų. Na, draugams gal ir reikia manęs, tai jo, ten manim rūpinasi, mane kur nors kviečia, kartais aš jam parodau to dėmesio, bet jisai taip švelniai, gražiai pateikė, kad kai mes kalbėjomės apie gyvenimą ir gyvenimo klausimus, aš net nepastebėjau, kad ten būtų gal vienatvė, liūdesys ar kažkokie kiti dalykai dėl draugų. Atrodo, kad iš tikrųjų jisai tiki tuo, kas sako, kad jam užtenka antros pusės ir kad kartais pamato draugus. Labai įdomu, kad kai neriame į hipnozę ir kai jau iš tos gilesnės perspektyvos pasižiūrim, tai mūsų visos susikurtos istorijos apie gyvenimą, apie save, apie pasiteisinimus, apie, nežinau, bet kokius kitus dalykus nukrenta, tarsi atkrenta ir ta tiesa apie save ir pasaulį tampa daug ryškesnė, aiškesnė ir be kažkokių pagražinimų arba sumenkinimų ir tiesiog pasąmonę pakapstė ir sakė, žinai, tu iš tikrųjų turi savyje labai daug liūdesio, kurio nenori savo pripažinti ir jisai atsiranda dėl to, kad tu atstumi draugus ir atstumi labai tokiu keistų būdu, tarsi dabar pažodžiu nepasakysiu, bet iš savo pusės pateiksiu, tarsi paslėpta kažkokia arogancija ar kažkoks tas noras daugiau imti negu duoti. Kažkokie tokie dalykai, kurie paskatina žmonės garsiai arba negarsiai, bet savo pasakyti, kad aš niekada neskambinu draugam pirmas arba aš neorganizuoju susitikimo, tiesiog toks aš esu ir mes kartais paslepiam po tuo atseit mūsų charakterio savybę, kad aš toks esu, aš neskambinu draugam arba aš neorganizuoju. Blemba, tai yra toks bullshit, kad tai yra tokia nesąmonė iš tikrųjų, kai mes leidžiame savo sakyti, kad jau aš toks esu, aš ten draugam neskambinu, neorganizuoju arba kažko nedarau, arba man draugų nereikia, jiems reikia manęs. Ir aš taip galvoju, blemba, po tiek laiko, kai aš kalbu apie meilę savo ir panašiai, ir visada, kai išleidžiu klientus namo, arba tiksliau sakant, į jų gyvenimą, galvoju, ar kažką man atspindi apie save, ar aš galėčiau sugalvoti kažkokią vieną vietą, kur šios dienos kliento istorija kažką galėtų atspindėti apie mane. Tai taip galėtų, ta prasme, aš galvoju, gal yra kažkas, kam aš senai neparašiau žinutės arba nepaskambinau, gal aš tai galiu padaryti artimiausiu metu ir iš tikrųjų atradau, su kuo yra truputį užleistas santykis ir atrodo, kad tarsi jisai užsileido savame, tarsi iš abiejų pusių netgi dėjome gal pastangas palaikyti tą ryšį, bet tiesiog gęsta. Bandom palaikyti tą ryšį ir gęsta. Ir tuomet aš manau, kad dalis iš mūsų nebūtinai turi tą tokią arogancija, gal čia netgi per didelis žodis, kad sakytų, kad aš pirmas neorganizuoju. Kartais mes netgi ir pasiduodam per anksti, kad, nežinau, 2 kartus pakviečiau kažką į kiną ar išeiti susitikti pietų ar kažką ir atsisakė. Tarsi nusiviliu, nežinau, savim, kitų žmogum ar aplinkybėm ar visko kartu sudėjus ir galvoju, kodėl aš turiu 3 kartą siūlyti susitikti ar 4 ir panašiai. Tai ar čia tik man reikia tos draugystės ir tokiais momentais be abejo, kad labai kartais gali būti slidu ir kur yra ta tiesa, galime pajusti tik per širdį, ne per protą. Protas dažniausiai nuveda mus į principus, į išdidumą, į kažkokius gal ego dalykus, kad jau aš tai 3 kartą nesiūlysiu, patys norės mane prisimins, ne, bet galbūt kartais galime per širdį pajusti, kad kažkam buvo nelaikas ir tą laiką per intuiciją pajausti, kada vėl galima būtų tai padaryti, yra labai labai geras metas. Nežinau, greitai galvoju pavyzdį. Tai greitas pavyzdys galėtų būti Kalėdos, Velykos, nauji metai, kai mes linkim savo ir kitiems gražių dalykų. Tai galėtų būti, nežinau,
vasarą, jeigu su tais draugais leidžiate laiką gamtoje. Gal tai gali būti atvirkščiai, jeigu vasarą visi išsilakstė savo ir mes tikėjomės pasimatyti, bet iš principo yra neįmanoma. Gal tai gali būti ruduo, bet aš turiu minėti, kad atsakymas slypi kažkur giliau. Tai va, tai kalbant apie meilę kitiems, tai jo, aš manau, kad kiekvienas iš mūsų galėtume savęs paklausti, ar yra kažkoks ryšys, kurį mes užleidome, arba ar yra vietų, kur mes sakome, kad tai kitiems, pat jiems manęs reikia, o ne man jų. Tai po tuo dažniausiai slepiasi, nebūtinai išdidumas, gali slėptis sunkios patirtis, skausmas arba kažkokie dalykai, bet iš esmės visais tais atvejais slepiasi kažkas, kas nepabaigta perdirbti apie save. Ta prasme, mums visata grąžina neperdirbtus dalykus atgal, tarsi, nežinau, lenda juokingas pavyzdys, tarsi blogai išplauta lėkštė grąžina atgal į kriauklę, sako, plauk dar kartą. Mes tada, aišku, gal ir nenorime pripažinti savo atsakomybės, nenorim pripažinti, kad čia ne visada mums grąžina, mes patys savo grąžiname tuos dalykus atgal. Bet jo, iš esmės, kai aš blogai išsiplanu lėkštę, aš ją susigrąžinu atgal į kriauklę, net jeigu man tai atrodo, kad tai daro kiti, ar visata, ar kažkas. Tai va, tai apie meilę kitiems. Ir iš meilės kitiems perlipu tada apie dėkingumą kitiems gyvenimui šitą temą. Ir šita tema nebėra jau tokia paprasta galbūt kaip tas dalykas, ką paliečiau per pirmas 10 minučių. Dėkingumas savo yra greičiausias kelias į laimės jausmą. Greičiausias kelias tai yra į gausą ir į galimybę pritraukti gerus, gražius dalykus, nes pirmiausia, jeigu mes siunčiame tokius signalus į visatą, kad aš neturiu, man nepakanka, man trūksta, man čia silpnam šešetukui, man čia tas ir tas nepatiko, tai dažniausiai mes iš tikrųjų net nežinome, ką darome, bet iš tikrųjų mes transliuojame kosmosui tą nepasitenkinimą, trūkumą ir tarsi sakom, siūsk man trūkumą daugiau, siūsk man tos pačios problemos daugiau. Tai tas yra galbūt labai netikėtas kampas, bet iš tikrųjų taip yra. Ir apie pozityvę pusę aš galvoju, kad su dėkingumu irgi yra nemažai atvejų, kai mes pasitaupom su tuo dėkingumu, tarsi pasakytume, nežinau, kad paimkim restorano pavyzdį, bus lengviausia. Aš atėjau, pavalgiau, išėjau. Niekam nei ačiū, aš susimokėjau už tai, ką suvalgiau, maždaug ko jūs iš manęs norit. Galbūt, bet man atrodo, kad šiltas nuoširdus ačiū tam, kas tave aptarnavo, užmegztas šiltas ryšys, tai kaip vyko pokalbis, kai užsisakėt maistą, kai gavot ir panašiai, iš tikrųjų tai sukuria jūsų dieną, bet sukuria ir to žmogaus, kuris jūs aptarnavo dieną. Ir šitoj vietoj mes kartais būnam tokie nepastabus, nesąmoningi arba nenorim pamatyti, kad mes kūrime dieną ne tik savo, bet ir kitiems ir kaip ją sukūrėme, tarsi perkeliam labai daug atsakomybių kitiems ir mažai savo. Ir tuomet kitas momentas, jeigu iš tikrųjų jaučiate dėkingumą ir nors truputį jaučiate dėkingumą padavėjui, kas jeigu leistumėte savo padėkoti ne tik tai su tuo nuoširdžiu ačiū, kas irgi ir labai svarbu, ne tik pinigai, bet ir pinigais padėkoti. Ir šito vietoje aš save visus šios metus nuo pat metų pradžios gaudau, kokiose situacijose aš galiu dar padėkoti taip, kad kitam žmogui pasijaustų, nes kai aš įlipu į Uberį ir po kelionės palieku 1 eurą, tai yra galimybė vairuotojui, nežinau, nusipirkti šiandieną ledų, kurių gal nesitikėjo pirkti ar panašiai. Tai mes kartais taip, neįvertinam, kiek daug mūsų nedidelės pastangos gali sukurti kitiems džiaugsmo. Iš tikrųjų, tai yra labai daug, kiek mes galime sukurti kitiems. Ir aš sakyčiau, kad dažnu atveju aš netgi jaučiu dėkingumą ir tam vairuotojui, ir tam su ta mašina, kuri vežė Uberio, kur net nėra už ką pagirti, bet bent jau tai, kad nėra už ką skųstis grupiai, tai pavadinkim, ne dėl to, kad ieškočiau priekabę, bet iš tikrųjų, jeigu, nežinau, susitikau su labai bambančiu vairuotoju ir tiesiog man norėjosi kažkaip, nežinau,
atsiriboti ar kažkaip išeiti iš tos diskusijos, ar tiesiog joje išbuvau, bet paliko labai nemalonių prieskonių, tai iš tikrųjų aš nepaliksiu arbatos, ta prasme, jeigu kažkas su manim šlykščiai elgesi, tai duoti pinigų, tai yra skatinti tą negražų elgesį, gal šlykštus buvo per stipru. Tai šitoje vietoje man lenda tokia labai įdomi frazė, kad tolerancija chamizmui yra netolerancija, o chamizmo skatinimas, ne? Tai aš turiu omeny, jeigu mes už blogą elgesį paliksime arbatpinigių arba panašiai, arba už tai, kad kažkaip bjauriai su mum elgesi, tai ne, aš nekalbu apie šitą vietą. Taip nedarykit, bet aš turiu omeny, kartais mes keliame ypatingus reikalavimus, kad ypatingai maloniai aptarnautų, tada aš paliksiu tipsą, o jeigu tiesiog buvo normalus, geras aptarnavimas, nepaliksiu. Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų, kai dirbame savo darbą, mes, čia psichologinis niuansas, esame linkę savo darbą matyti kaip sunkesnį, savo pastangas matyti kaip sunkesnės ir kitų darbą supaprastiname, tarsi nematome, kiek jiem kainavo pastangų arba nematome sunkių detalių. Pateiksiu kelis pavyzdžius. Vienas pavyzdys, tarkim, gerai važiavau 4 ryto su Uberiu, ne? Taip, žmogus gavo savo atlygį, taip, tarifas jau ir taip yra pakeltas, nes naktinis, už ką man palikti tą 1 eurą, galbūt vairuotojas jau yra tokia stadija, kuriam labai reikia miego ir jisai atvairuoja, bet jisai tą darbą vis dėlto padaro ir padaro gerai, ta prasme, ir aš tai vertinu, galvoju, pala. Dabar, jeigu šią sekundę susikeičiau su Uberio vairuotoju, kuris dirba 4 ryto, aš esu be galo dėkingas, kad kažkas dirba 4 ryto, kad kažkas aukoja savo miegą, kad aš galėčiau grįžti, nežinau, iš kažkokio renginio ar vakarėlio, ar kas ten buvo, ne? Tai šitoje vietoje aš jau jaučiuosi dėkingas, kad kažkas dirba naktį ir kaip galite pastebėti, pasikeitė požiūris, kad aš pastebiu papildomas aplinkybės, tai nėra tik vairuotojo darbas, kuriam jau sunku susikaupti, bet padaro savo darbą gerai, ne? Mane saugiai pristato namo. Tai yra kitos aplinkybės ir į tas kitas aplinkybės lengviausia yra įlipti tik tada, kai bent turime daugiau smalsumo ir noro suprasti tą kitą žmogų ir jo darbo specifiką. Ir pateiksiu keletą kitų pavyzdžių. Ar jūs įsivaizduojat, koks yra sunkus dantistų darbas ar panašus darbai, kur reikia būti pasilenkus virš paciento? Ta prasme, kiek žmonių patiria nugaros problemą. Ar įsivaizduojat, kad, nežinau, padavėjų darbe, kiek yra nulakstytos kojos, kad sunku tokius bėgimus atlaikyti, tokias distancijas per dieną. Nežinau, parinkčiau turbūt bet kurią profesiją ir vėl surašiau, kas hipnoterapeuto darbas gali atrodyti paprastas. Nu tai ką, jie ten pasidėjo, pašnekėjo per dieną, atsisveikino, va čia visi laimingi, tai čia kažko čia nieko tokio nėra. Bet ir hipnoterapeuto darbas gali būti sudėtingas. Susikaupti hipnoterapeutui 6 valandas, tarkim, nuo 10 iki 4. Tai gali būti daug sudėtingesnis darbas, negu kažkam dirbti 8 arba 9 valandas, bet su pietų pertrauka, kai valandą galite išeiti. Gali būti situacijų, kai mes pamirštame, kokius gerus dalykus turime gyvenime ir tiesiog jų nevertinam, kol neprarandam. Savo gyvenime galiu surasti pavyzdį, kai dirbau bankuose arba IT sektoriuje. Aš turėdavau atostogų mėnesį, o kartais net ir daugiau negu mėnesį. Man už tą mėnesį sumokėdavo atostoginius ir aš tik dabar suprantu, koks tai buvo stebuklas, kad per metus aš mėnesį nedirbu ir man kažkas moka pinigus už tai, kad aš nedirbu, atostogauju. O dabar, kai esi pats savo šeimininkas, pamatai, kad gerai, jeigu aš kitą savaitę nedirbsiu, tai kitą savaitę mano pajamos yra 0. Tada irgi pagalvoju, galbūt, kad nors ateityje irgi užsiminsiu švelniai klientams apie tipsus, apie arbatpinigius, kad ir jie žinotų, kad man reikia to stiklainiuko, kur būna parašyta kelioniai arba spa. Labai gražu, kai barai arba kavinės pasideda tą stiklainiuką su kažkokiu gražiu tikslu, ne? Tai dabar dėl dėkingumo tuomet, jeigu žiūrėti praktikų, ta prasme, kad ką galėčiau rekomenduoti ir kas man padėjo, tai man padėjo iš tikrųjų dienoraščio rašymas, kuris ne tik tai žemina ir leidžia įvardinti, kas nutiko per dieną,
įvardinti emocijas, kitus dalykus, pareflektuoti, bet iš tikrųjų, kai atsirado mano dienoraštyje tokia skiltis kaip dėkingumas, tai pradžiai man tikrai nebuvo lengva. Man atrodo, kad aš turiu versti save, išgalvoti dalykus, už ką galėčiau būti dėkingas. Tarkim, šiandien nesijaučiu už nieką dėkingas. Kodėl aš turėčiau rašyti, kad esu dėkingas? Bet aš galvoju, gerai, bet galiu bent jau pabandyti, už ką galėčiau būti dėkingas. Vis tiek gal kažką galiu surasti. Ir pradėjo tuomet keistis kažkas mano viduje. Pradžioje aš mechaniškai surasdavau, kad už kažką jaučiuosi dėkingas, bet iš tikrųjų širdie dar nėra to jausmo, tiesiog rašai. Po truputį tas dėkingumas jisai keitėsi į nuoširdesnį, kur iš tikrųjų jauti, už ką esi dėkingas. Ir tada pradeda vertis labai gražus dalykai. Pirmas dalykas, kad už tos dalykus, už kuriuos esi dėkingas, už šiandieną ateina laimės jausmas, tarsi tu dar kartą patirtum, nežinau, tą prisiminimą, kad po žiauriai gražus koncertas, ar, nežinau, kažkoks fainas baidarėmis plaukimas su broliu, ar dar kažkas, tai tie dalykai tarsi pradeda skleistis kitaip, pradeda skleistis per tikrą jausmą. Ir tas jausmas pradeda jungti su laimės jausmu, su gerom emocijom, su kitais dalykais, kurie nutiko. Būdavo sunkių periodų, prisimenu, kai iš tikrųjų net ir versdamasis per galvą tą sudėtingą ar kažkokią, pajokausiu, bjaurią dieną, nerandu už ką būti dėkingas, bet aš padariau dar vieną triuką ir nežinau, gal kažkam iš jūsų patiks dėl to, kad neturit laiko kiekvieną dieną, o galbūt patiks, nes tai gali būti paslėptas dar vienas labai gražus papildomas tikslas. Aš pradėjau rašyti kas savaitę, dažniausiai sekmadieniais, bet tokia kaip savaitės apžvalga, už ką aš esu dėkingas, kuo ši savaitė buvo faina, nes vis tiek būna gerų blogų dienų, gerų blogų momentų ir per savaitę tikrai kažkas gero įvyko. Aš tai sulipdžiau su kitu tikslu, nežinau kaip jūs, bet man atrodo, kad daugelis žmonių nemėgsta savo balso ir nemėgsta video, kai mato save, tarsi jaustumėmės nepakankamai geri, tarsi būtų svetimas balsas, nes iš tikrųjų jisai mūsų vidinė ausimi, kai mes girdime tarsi per kaukolę save, skamba visiškai kitaip negu žmonės, kai girdimus iš išorės, per ausis. Ir mums atrodo, kad tarsi mūsų balsas yra svetimas, bet mes pamirštam, kad kiti žmonės, taip kaip mes save girdime per video arba audio įrašą, jie visada girdi mūsų tokį balsą, jie visada mus taip mato, kaip mes nenorime matyti savęs. Ir šitoje vietoje per, gal nepameluosiu, metus laiko tikrai užtrukau su tuo savęs nemėgimu ir perlipimu, bet grubiai tariant, po 50 įrašų, tai po 50 savaičių apžvalgų ir natūralu, kad aš jas perklausydavau, tai neturi būti ilgas audio įrašas, gali būti vos kelios minutės. Aš pradėjau priimti savo balsą, priimti save ir jeigu nebūčiau to tada padaręs, klausimas kaip dabar galėčiau rašinėti podcastus, nes turbūt būtų sunku priimti savo balsą, aš galvočiau, kad jisai žmonėms nepatiks, bet žinau, kad mano balsas, geras balsas, ta prasme, gal tiek ir pasakysiu, nereikia labai savęs girti. Tai apie dėkingumą. Tai aš manau, kad apie dėkingumą mes pakalbėjome apie tai, kaip matyti kituose žmonėse, jų dėtose pastangose, net ir tada, kai jie padaro darbą tiesiog gerai, o ne labai gerai, bet kodėl mes vis tiek galime išreikšti dėkingumą žodžiais ir tada dar daugiau susilaukti patys to paties. Ir kad ne tik žodžiais padėkoti, kai galim padėkoti ir įnašų į tų žmonių gyvenimą. Ir čia šito vietoj gal dar viena mini potėmė išlindo. Aš žinau, kad daugelis iš mūsų žiūri į savo finansus kaip tarsi nuolatos nepakankamus, nuolatos per mažai, tarsi mums atrodo, kad kitiem yra lengviau gyventi. Žinokit, tai yra irgi iliuzija ir tai neturėtų būti blokas galimybė padėkoti kitiems, prisidėti prie kitų. Aš galvoju, kad net ir pačiais sunkiausiais mėnesiais, kai mano pajamos buvo mažesnės už pačias minimaliausias išlaidas, aš vis tiek leidau savo, važiuodamas Uberiu, palikti eurą ar užėjęs į kavinę,
palikti arbatpinigių ir panašiai, nes aš tiesiog žinau, kad mes, jeigu stabdome tą srautą, mes tiesiog užsišaldome, jeigu galima kitaip daryti, kažkaip kitaip surasti paaiškinimą, tai būtų per energijos tėkmę. Aš manau, kad mes nenorime būti kažkokia užpelkėjusi kūdra, ne, kurioje viskas stovi, nes kuo labiau stovės dalykai, tuo labiau ta kūdra užžels. Tai iš esmės geriausias yra tekantis vanduo, lygiai taip pat yra ir su energija, kad geriausia energija yra tekanti energija. Ir net jeigu tais momentais atrodo, kad teka į vieną pusę ir teka tik iš mūsų, o iki mūsų nepasiekia, vis tiek geriau tos tėkmės nestabdyti ir siūsti tą srautą į priekį, nes visata, kad ir su kažkokiu pavėlavimu ar kažkokiais kitais dalykais sugrįš netikėtų momentų, bet tada, kada iš tikrųjų reikės. Paskutinį mėnesį, kai buvo tas momentas, kai rinkau šitam padarėliui pūkuotam mikrofonui, prie manęs dabar prisegtas pinigus ir galvoju, kaip aš ir kiti galėtume prisidėti prie laidos podcast'o kokybės pakilimo. Aš nesitikėjau, bet viena iš klienčių išeidama po sesijos padavė 20 eurų daugiau ir sako, čia tau tam mikrofonui, kuriam reikia pinigus, tai man tiek tai suteikė laimės. Tai pasidalinau. Dabar apie kas dar mums trukdo. Man lenda naujas blokas. Ne man, bet aš turiu mane, apie kurį mes turime pakalbėti. Geras pagavau save. Biški ir man lenda tas blokas, aš su juo dabar dirbu paskutiniu metu, būsiu nuoširdus, nemeluosiu savo ir jums. Tai yra, kad mes labai esame išauklėti pastebėti klaidas, trūkumus ir panašius dalykus. Ir mums dažniausiai tai padarė arba tėvai ar mokykla, o gal visi dalykai kartu sudėjus, gal visuomenė, bet iš esmės turbūt 100 kartų girdėtas ir nuvalkėtas pavyzdys, bet turiu jį panaudoti. Jeigu mes mokykloje gavome, 8 arba 7, mes dažniausiai patys užsiparinam ir mus taip pat kritikuoja, rodo tas 2-3 klaidas, kurių mes nepadarėm, neišsprendėm ir taip toliau. Ir viena vertus, logiškai, iš tikrųjų, iš klaidų mes galime mokytis, išmokti tą neišmoktą dalį arba kažko nesupratom suprasti ir išeiti geresni, bet blogesnė yra emocinė dalis, kad mes vis dėlto tiek daug skiriame dėmesio į tam, ko nepadarėme, tą minusų, tai klaidai kitiems dalykams, kad mes nustojame pastebėti, kas yra gero ir gero mūsų pasiekimuose, gero kitų pasiekimuose. Tai šita dalis atrodytų kažkokia visiškai neproporcinga, nes jeigu 20% rezultato aš padariau su klaidom, 80% padariau gerai, man atrodo iš emocinės perspektyvos, kaip mes dažnai elgiamės gyvenime su savim arba kitais, mes darome atvirkščiai. Mes 80% energijos, tų priekaištų ar kažkokio nepasitenkinimo ar kitų dalykų išreiškėme 80% energijos dėl tų 20% dalyko, kas buvo netobulai. Pastebėkit šitą momentą, tikrai pastebėkit šitą momentą, kad mes neįvertiname to gero 80% savo arba kito darbo rezultato, nes atrodo, kad savaime suprantama, taigi taip ir turėjo būti, bet tai nėra savaime suprantama. Tai, kad jūs padarėte 8 uždavinius gerai ir 2 suklydot, tie 8 uždaviniai pareikalavo irgi labai daug darbo, pastangų ir kitų dalykų. Ir kodėl aš tai kalbu ir kodėl man išlindo tas pavyzdys, nes šiandien mes turėjom labai ypatingą sesiją su kliente iš užsienio. Pirmą kartą, tiesą pasakius, aš dirbu surogatinėje sesijoje, trumpai paaiškinsiu, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad iš esmės įmanoma per hipnozę dirbti su kito žmogaus problemam, o ne to, kuris pas mane atėjo. Ir tai būna keletas tokių, norėjau sakyti standartinių, nėra jie standartiniai atvejai, bet kai yra dirbama vaiko klausimu ir jeigu vaikas yra per jaunas arba tėvai nenori, kad jisai turėtų hipnozę, nes galima dirbti ir su vaikais, aš sakyčiau, maždaug ten 12-15 metų ta riba yra, kur žiūrint į vaiką, jis jau gali tai patirti, jisai turės žymiai paprastesnius žodžius, jisai turės galbūt žymiai paprastesnius vaizdus, tai kaip jo pasąmonė supranta, bet iš esmės irgi galima dirbti. Bet mes turėjome tą variantą, kur mama dirbo vaiko klausimais.
Tai buvo nuostabi sesija, man jinai atrodo ypatingai gera tuo, kad klientai ankstesnėse patirtyse, jos nebuvo su manim, bet buvo kažkur kitur ir kažkokiam kitom technikom, bet jos buvo tokios, kur klientai nepasisekdavo turėti vizualią kelionę, tarsi, sakyčiau, kad noriu matyti vaizdus, bet tarsi nematau, tarsi yra tiesiog, nežinau, žodžiai ar pajautimas ar kažkokie dalykai. Net ir tai savaime nebūtų problema, nes kartais ir žodžių užtenka suprasti, apie ką yra istorija, tarsi skaitytum knygą ir suprastum, apie ką yra istorija, bet nematytum vaizdo, ką ta knyga ir ta istorija nupiešia. Tai rezultatas irgi būtų tas pats. Bet aš suprantu klientės lūkestį ir natūralu, kad norisi tos maksimalios patirties. Tai aš negalėjau patikėti, bet mums tikrai labai puikiai sekėsi ir mes turėjome ne tik vaizdą, mes turėjome ir garsą, ir mes turėjome pojūtį ant odos, kai saulė šildo, kad aš jaučiu saulę ant odos, netgi kaip ir šiuo momentu jaučiu, kad vėjas pučia ir lapai išnara, jeigu jūs matėte fone, kai žiūri YouTube, tai tas pojūtis net vėjas ant odos jaučiasi, ta prasme, tokio gerumo kelionė. Spėkit, baigėsi kelionė ir mes kalbamės. Ir aš labai dažnai per debriefingą pirmiausia klausiu, per pokalbį po hipnozės klausiu kliento įspūdžių. Kaip sekėsi, kas tau patiko, kas tau, nežinau, kas paliko stipriausią įspūdį ir panašius dalykus. Ir pastebiu, kad labai neretas atvejis, kai klientai iš karto puola ieškoti, kas jiems buvo, nežinau, ar sunku, ar netikėta, ar kad kitaip įsivaizdavo, ar kad knygoje skaitė kažką, o jam buvo kitaip negu jisai knygoje skaitė ir panašiai, bet tarsi ieško prie ko, nerandu žodžio, prisikabinti tikrai netinka, čia nebuvo tas variantas, su klienta buvo geras santykis ir man patiko, ką jinai pasako, bet vis tiek tame labai daug mačiau, kad tarsi lenda iš vidaus kažkokio tokio, tu surasiu gražų žodį, nemokėjimo pasidžiaugti. Nemokėjimo pasidžiaugti, tai kas iš tikrųjų labai gerai nutiko, tai kas nutiko daug geriau negu praeitus kartus, tos atsakymus, kurias mes suradome, ta kelionė, kurią jinai patyrė su tiek daug detalių ir ten buvo tokių nuostabių momentų, kaip, nežinau, žydinti pievą ir ištiesus ranką nutupia drugelis ant rankos ir tu gali stebėti, kaip jisai draugiškai niekur neskuba, ramiai plazdena sparnais, tarsi juos truputį mankštintų ar vedintų pakrūvę, ta prasme ten iki tokio detalumo, kur aš jau nežinau, detaliau gal ir nebūna. Tai klientė to nepastebėjo finale, kai baigėsi hipnozė, galbūt pastebės, kai klausys audio įrašą ir truputį kitaip ateis, bet man tai pažadino tą mintį. O kada būna, kad aš taip jaučiuosi, nežinau, ir pasirodo būna. Nežinau, ėjau pasimatymą, turėjau kažkokių susikūręs lūkesčių, sakiau savo, kad lūkesčių neturiu. O ne, aš neturiu lūkesčių, aš čia atviras viskam, tegu visaip gali dėliotis tas pasimatymas, aš čia lūkesčių neturiu. O iš tikrųjų viduje yra kažkur toks mažutis paslėptas melas, aš jį galiu pavadinti mikromelu, nes kai sakau savo, kad meluoju, negali būti, kad meluoju, aš taip nemėgstu meluoti, taip mėgstu tiesą. Negi gali būti, kad aš meluočiau, bet yra kažkur mikromelas ir tas mikromelas dažniausiai išlenda po įvykių ir būtent per tokius niuansus, kur mes sakome, kad oi ne, aš tai lūkesčių hipnozė neturiu ir tada įvyksta hipnozė ir tada mes sakom, aš ne taip įsivaizdavau. Tai kas tai yra? Tai yra tas atstumas, kad vis dėlto turėjau lūkesčių, tik nenorėjau savo pripažinti, kad tų lūkesčių turiu ir kokie lūkesčiai tiksliai tenai buvo, bet tas skirtumas tarp lūkesčių, kai mes kažko norėjome iš gyvenimo ar iš kažkokios patirties ir patirtis atrodė, kad ir truputį kitaip negu mes įsivaizdavome ir mes tada sakom, aš ne taip įsivaizdavau, tarsi ta patirtis būtų, nežinau, bloga tuo, kad mes ne taip įsivaizdavom, bet čia ir mes tada užkabiname daug gilesnį sluoksnį, kad dažniausiai mūsų lūkesčiai yra mūsų pačių susikuriamos iliuzijos. Nežinau, šiandien aš esu prie ežero antrą pusę dienos, nes ryte dirbau 4 valandas ir kodėl toks nešvarus vanduo palei krantą man nepatinka ir aš galėčiau sakyti, kad apsisuku išeinu ir išvažiuoju, ne tokio ežero šiandien tikėjausi, bet labai juokinga būtų dėl to, kad aš atstumčiau realybę.
nu gerai, tai tokia vasara, kokią mes turime, galbūt šiuo metu, kadangi 26 laipsniai, gal čia tas karštis, kuris Lietuvai nebūdingas, sukūrė daugiau žydinčio dumblo planktoną, ar kas ten bebūtų, nesu geras biologas, nepasakysiu jums, bet vis tiek vasara nuostabi, aš guliu hamake, vėjas pučia, šilta, aš jums pasakoju istorijas ir tai darau gamtoje. Kodėl aš to galėčiau nevertinti ir kreipti dėmesį į smulkimenas, kad iš 10 balų 9, nes va tas -1 dalykas, kuris man nepatinka, tai arba aš netaip norėjau. Tai va čia yra mūsų turbūt patys didžiausi kiekvieno žmogaus spąstai, tai yra tas susikūriamas lūkestis, kuris neva tai net ir tada, kai mes bandom save apgauti, kad lūkesčio neturiu, bet išlenda per tai, kai mes nemokame vertinti patirties. Tai sau ir jums linkiu pastebėti ir pagauti save, kai turėjome lūkestį ir kažkas buvo ne taip. Ir tuo momentu netgi nebūtina persimokinti ir laukti kito karto, kol tai galėsime patirti. Čia ir dabar mes galime perdirbti tą jausmą ir nusijuokti iš savęs, kad nu jo, tokią karštą vasarą aš kodėl galvoju, kad dumbliam turėtų nepatikti augti. Jiem patinka gal augti per karščius, tai toks gyvenimas, tokia vasara, tokie dalykai, tas pats apie pasimatymą, kad galbūt jisai man padovanoja kitus dalykus, negu aš tikėjausi, ir atsigręžęs ir pagalvojęs, gerai, aš gavau kitokią dovaną, negu tikėjausi, kuo ta dovana yra faina, ir tada išsipakoju tą dovaną, tarsi dar kartą galvoju, tu blemba, iš tikrųjų tai buvo tiek daug gražių dalykų, ir tas, ir tas, ir tas, ir tada net kyla viduje dėkingumo jausmas, parašai žinutę ir sakai, žinai, mūsų susitikime aš pastebėjau net ir tokias smulkmenas, kur galbūt ne iš karto tai pastebėjau, bet aš tai labai vertinu ir ačiū tau už tai ir tai ir tai. Tai aš iš tikrųjų paskutiniu metu tą dėkingumą stengiuosi rodyti ne tik tai dienoraščiui per dienoraštį, ne tik tai per tipsus ar padėką žmonėms, bet ir per tuos mūsų artimus žmonės. Ir va čia, kadangi prilietėm artimus žmonės, noriu įlysti į tokį buitinį pavyzdį, kurį mums būtina priliesti, nes aš manau, kad jisai labai labai aktualus daugeliu iš mūsų naminių situacijų. Mes šio laidoje jau palėtėme vieną tą kampą, kad labai dažnai, kai mes darome darbus, mes žinome, kiek tai kainuoja iš tikrųjų pastangų, jaučiamės po to pavargę ir visokie kitokie, bet kai kiti tai padaro, mes kadangi nepajutom nuovargio, mes neįdėjome patys į tai laiko, mes nepastebim. Ir paimsiu paprastą pavyzdį. Įsivaizduokite, kad kažkuris iš namiškių, tarkim, darote tai pakaitomis ar kažkaip kitaip, turite savo tvarką, bet išvalo namus, tam sugaišo, nežinau, sakykime, 2-3 valandas. Kažkas grįžta namo po darbų ar kažkokių kitų dalykų, gal iš kelionės, ir realiai net nepastebi švaros, nes atrodo tiesiog, kaip pasiilgau namų, kaip gera juos grįžti, kaip gera, kai kažkas laukia, ir tas galbūt kiti momentai, kad manęs laukia, kad aš grįžau namo ir savaime gera, mes net nepastebim. Tada kitas žmogus sako, nežinau, ar tu pastebėjai, bet aš čia viską išvaliau, išblizginau ir čia veidrodį ir tą, ir tokie mes. Jo, gerai, ačiū. O tai ką vakarienė? Ir maždaug kale nušokame į kažkokią kitą temą ir iš tikrųjų kitas žmogus galvoja, blemba, aš tiek įdėjau pastangų, įdėjau tiek daug laiko ir nežinau, paprakaitų valiau namus, ėjau net į dušą po to, kai viską valiau. Tai kodėl kitas žmogus taip nušoko nuo tos temos ir sako, kad jo, gerai, kad čia sutvarkyti, tai žodžiu, o kas ten toliau. Ir ta prasme, realiai manau, kad toks nušokimas ir nepajautimas kito žmogaus, nepajautimas, kiek jisai įdėjo energijos ar darbo į tuos dalykus, tai yra būtent tai. Tai aš pastebiu tą patį ir draugų tarpe, ypač jeigu pas kažką keitėsi santykių dinamika, ar keitėsi poras, ar kiti dalykai. Kartais karma gyvenimas atneša tas pačias pamokas tuo pačiu metu. Kažkas, kas buvo pripratę gauti visada pagamintą maistą ant stalo, atsiduria santykiuose, kur kita pusė iš vis negamina, ir tada tu gamini ir galvoji, kodėl aš visą laiką gaminu, ir kažkodėl atsiduri toj kitoj pusėje, kur anksčiau net nepastebėdavai, kad tave, kaip pavadinkim, paprastai ant rankų nešiojo. Ir panašiai. Tai aš manau, kad
Ne visada gyvenimas mums suteikia galimybę pamatyti iš kito kampo tame pačiame gyvenime, bet dažniausiai suteikia galimybę tai pamatyti kažkuriame kitame gyvenime. Ir šitoj vietoj užkabinsiu nepatogią temą, bet manau, kad podcast'e daugės tokių situacijų, kai aš atgręšiu labai nepatogų tiesos veidrodį apie mus pačius. Jums atrodys, kad čia aš jums kažkaip taikau, bet iš tikrųjų tai ir savo taikau visus tos dalykus. Viską, ką mes kalbam, aš taikau ne jums, o taikau ir savo. Ta prasme, tiesiog mes visi esam šitoj pačioj Žemės planetoj, šitoj pačioj Žemės mokykloj, šitam Žemės universitete ir dėl to patiriam panašių dalykų. Ir dėl to galime vieni iš kitų mokytis ir dalintis istorijomis ir kai rezonuoja, galbūt greičiau praeiti per savo pamoką ar kitaip praeiti, negu būtume nepasidalinę, neišgirdę kažkokių dalykų. Tuomet, tai kalbant apie pavyzdį, žinokit, pamečiau mintį, nuoširdžiai pasakysiu. Kalbėjom apie dėkingumą, apie meilę kitiem, apie dalykus kitiem. Jo, tai dėkingumas ir meilė, jeigu surišus tuos dalykus kartu, tai ką tik pastebėjote, kad pastebėti ne tik tai per protą, bet per širdį. Nes jeigu mes per širdį pastebėtume, kaip kitas jaučiasi, kad jisai dėjo labai daug pastangų, nežinau, valyti namus ar kažką, mes tiesiog pajustume, kad ateina dėkingumas už tai, kiek daug kitas žmogus įdėjo pastangų ir leisti sustoti tame ir pabūti tame ir pajusti, kiek to reikia. Ir prisiminiau pavyzdį, kurį norėjau sakyti. Šias dienos sesiją su kliente, per kurią mes sprendėme jos dukros dalykus, išlindo toks momentas, kad jau būnant giliai hipnozė, kai iš tikrųjų nebeslepia dalykų ir nemoki jų pagražinti ir nebėra istorijos aplink, ta mama sako, aš nežinau kodėl, bet mano dukra paskutiniu metu labai dažnai sako, o tai dukrai ten, tarp 10 ir 15 metų, aš taip plačiau apibrėšiu, kad mes netaikytume į kažkokį konkretų žmogų, sako, mama, aš tave myliu. Ir mama sako, tai žinau, tu šiandien jau sakai. Ir aš toks klausau ir aš iš karto girdžiu savo širdį, ką mano širdis pasakytų be tylio, nes aš noriu, kad klientas pasąmonė jai pakeltų ir jos aukštesnysis aš pasakytų atsakymą. Ir tas atsakymas taip yra apie tai, kad vis dėlto tą kiekvieną kartą dukra sako, kad aš noriu apkabinimo, nes tai yra jos meilės kalba, jai reikia apkabinimo. Ir kai jinai gauna tą, kad jinai pasako, mama, aš tave myliu, o atgal gauna, jo, aš jau šitą girdėjau šiandien, tai nėra apkabinimas. Ir pasąmonė tiesiog klausia tos mamos, sako, gal nori dažniau pastebėti ir pamatyti savo dukrą tomis akimis, kad kaip dukra supranta meilės kalbą, nes mūsų vaikai skirtingai supranta meilės kalbą, net ir toj pačioj šeimoje gali būti, kad nežinau, paimkim 3 skirtingus vaikus. Vienam reikia apkabinimo, jisai kiekvieną dieną ieškos progos, kaip galėtų mamą apkabinti ir taip pajusti meilę. Kitam vaikui meilės kalba yra, ką tu dėl manęs padarai, ar tu pastebi, ką aš mėgstu, ir tam vaikui didžiausia meilės kalba bus iškepti jo mėgstami blynai ar kažkas. Trečiam vaikui, kuris galbūt, nežinau, savarankiškas, mėgsta atstumą ir taip toliau, meilės kalba gali būti pagarba, tai kad tu gerbi jo ribas ir nesibrauni į jo erdvę tuo metu, kai jam reikia laiko pabūti su savimi. Ir kai mes braunamės į kažkieno erdvę, kas sakoma, reikia pabūti su savim, tai yra priešinga energija, tai yra tarsi nemeilė, kad aš negirdžiu tavo poreikio, kad tu nori pabūti su savim, nežinau, piešti, kurti muziką ar daryti kažkokius kitus dalykus, galbūt tas žmogus yra kažkokiam procese, o mamai, tėvam ar kažkam gali atrodyti, kad jie tik tai per pokalbį su vaiku ar kažkokį kitą dalyką gali tą meilę parodyti, bet ne, meilės kalbos yra tokios skirtingos ir mes taip skirtingai meilę jaučiame apie save, kad iš tikrųjų tai atskira tema ir aš jau neturiu idėją, ką galėčiau pakalbinti podcast'e apie skirtingas meilės kalbas ir kaip skirtingai vaikai
tai priima. Bet jo, būtent tas dalykas, kad šiuo atveju turbūt spąstai yra, kai mes bendravime tėvai su vaikais ar draugai su draugais, labai dažnai mes būname linkę patekti spąstus, kad mes bandome duoti kitam tai, ko mums labiausiai reikia. Pavyzdžiui, tarkim, jeigu man labiausiai reikia apkabinimo, aš jūs duosiu draugų, kuriam jisai yra, nežinau, nepriimtinas, mažai reikalingas, arba kuriam yra meilės kalba, nežinau, laikas kartu, gal komplimentai, gal dar kažkokie kiti dalykai, bet ne apkabinimas. Tai mes šito vietoj turime irgi sugebėti pagauti save, kad mes bandom kitam duoti tai, ko iš tikrųjų mums reikia, o ne kitam. Ir šitoj vietoj man išlenda vienos kolegės, kuri dirba irgi su kvantiniu lauku, pasakymas, kad man jisai labai strigo ir aš tikrai kažkurį net užsirašiau, kad mes kartais neįvertiname, kad dovana yra tai, kai kažkas kitas priima mūsų dovaną. Mes tai būnam susifokusavę, kad tai aš dovaną padariau kitam žmogui, aš kažką daviau, tai tas žmogus turėtų jaustis dėkingas. Ne, net ir mes, kai duodame dovaną kitam, tai kai kitas žmogus priima tą dovaną, irgi galime jausti dėkingumą už tai, kad kitas priėmė mūsų dovaną. Tai nežinau, tas pats apkabinimas, kai man reikia apkabinimo, aš maniau, kad aš kitam tai dovanoju, bet kitas suteikė man galimybę apkabinti ir mes abu pajutom tą, nežinau, apkabinimą, džiaugsmą. Tai yra abipusė dovana. Ta prasme, tai, kad galbūt aš inicijavau ar pastebėjau kažkokią akimirką, kur tas apkabinimas tiktų, nežinau, po sąmoningumo festivalį kažkokios dienos praktikos, kai kažkas labai gerai pasisekė su kažkokiu porininku, porininkė, nežinau, teatro improvizacija arba kažkur apkabinti ir padėkoti už tą patirtį, kai tam žmogui yra priimtinas apkabinimas ir jeigu abiem žmonėm tai suklikino ir tas apkabinimas kažką šilto davė, šalia to dar pridėjęs kažkokius nuoširdžius žmogus apie to žmogaus talentą arba momentus, kuriuos tu pastebėjai, kaip tą dieną sužibėjo kažkas, tai va, visą tai supakavus kartu, vis dėlto tai yra abipusė dovana, kad mūsų dovana kažkam kitam tas žmogus priema. Tai va, tai šiandien būtų tiek apie meilę savo, apie dėkingumą, apie meilę kitiems. Ir jeigu šiandien sukėliau kažkokių minčių, kad kažką apleidote truputį ir kažkam senai nebeparodėte dėmesio, bet norėtumėte nors truputį, kad tas santykis atsikurtų, ar būtų šiltesnis, ar būtų kažkoks, leiskite savo padėti savo principus į šoną ir tada tiesiog užbaigsiu tokiu paprastu pasakymu, kad kai norisi kažkam paskambink, kai norisi kažkam parašyti, parašyk, tiesiog daryk tai, ką nori padaryti, ką širdis sako padaryti. Ir paskutinis su tuo susijęs dalykas, kurį galiu pasakyti, kad švariausia ir tyriausia tokio veiksmo prasmė arba gal eiga būtų ta, kad mes neturėtume lūkesčio atgal. Ta prasme, kad aš parašysiu kažkam žinutę, pakviesiu, nežinau, pietauti ir nepaisant to, ar tas žmogus galės ar negalės, ar išvykęs atostogų, aš priimsiu bet kokį atsakymą kaip gyvenimą, kuriam neieškau priekaištų, kad turėjo būti ne taip, kad aš būtinai norėjau, kad tas žmogus sutiktų pietauti arba panašiai. Ir galvoju, kad mano gyvenime taip labai gražus dalykas po to atsitiks, ketvirtadienį eisiu pietauti su mokyklos laikų draugu ir buvo gal keli momentai, kai aš jo ieškojau ir siūlėsi, bet mačiau, kad jį nunešė atostogos ir dabar jisai pats grįžo ir pasiūlė pietauti. Ir jeigu nebūtų pasiūlęs, aš jau rašiausi rašyti žinutę. Bet šito vieto tikrai nėra kažkokio principo, kad kas kam pirmas turėjo parašyti arba kas daugiau kartų turėjo kažkam pasiūlyti. Jeigu norisi tą ryšį išlaikyti, jeigu abu žmonės džiugina, jeigu yra galimybė augti, tai turime tai leisti savo padaryti, daryti tai, ką sako daryti širdis, ne tai, ką sako užantis protas. Tai gražios jums savaitės, kad spėtumėte pasidžiaugti vakarais ar kitų momentų, ar pietų pertraukos metu gražių orų, susimatyti su jums svarbiais žmonėm, turėti gražių patirčių. Iki kitų susitikimų.